Sukuriamas pirkimas. Šiuo atveju sukuriamas mažos vertės pirkimas. Nurodomas jo pavadinimas, pavyzdžiui, demonstracinis elektroninis aukcionas. Pasirenkamas pirkimo būdo vykdymo šablonas. Šiuo atveju mažos vertės pirkimas, vertinimo kriterijus mažiausia kaina. Tai yra nustatomi įprasti pirkimo vykdymo parametrai, pasirenkama pasiūlymo pateikimo data, laikas. Gali būti nenaudojama pasiūlymų dėžutė, jeigu pirkimą mažos vertės vykdo ne komisija, o pirkimo organizatorius. Taip pat gali būti nereikalaujamas elektroninis parašas, kadangi mažos vertės pirkimuose nėra įpareigojimo reikalauti iš tiekėjų pasiūlymus pasirašyti elektroniniu parašu. Na ir svarbiausia, yra pažymima varnelė, kad bus naudojamas elektroninis aukcionas. Nurodomas šio žingsnio pavadinimas tam, kad tiekėjams savo aplinkoje būtų aiškiau matyti, kurioje vietoje bus informacija apie elektroninį aukcioną. Ir nustatoma elektroninio aukciono pradžia ir elektroninio aukciono pabaiga. Šioje vietoje būtina pažymėti, kad laikas turi būti nustatomas ne toksai, kada iš tikrųjų vyks elektroninis aukcionas, tačiau daug vėlesnis, kadangi elektroninis aukcionas gali būti vykdomas tik tai įvertinus pirminius pasiūlymus, o jeigu šioje vietoje nustatoma data sueitų, jos CVPI neleidžia pratęsti. Todėl šiuo atveju siūlytina nustatyti, pavyzdžiui, metus į priekį tiesiog, o jau tiksli data aukciono vykdymo būtų nustatoma, kai yra įvertinami pasiūlymai ir išsiunčiamas kvietimams tiekėjui dalyvauti aukcione su nurodyta tikslia elektroninio aukciono pradžios ir pabaigos data. Taigi, šiuo atveju visi parametrai pagrindiniai pirkimo yra supildyti ir galima juos išsaugoti ir sukurti pirkimą.